Oka rašo. Time žurnalas raportuoja, kad Ukraina labai kamuojasi, reiškia, nebesurenkia finansinio palaikymo savo žlugusiam kontrapolimui dėl kaltinimo paplitusią korupciją. Aukštas Ukrainos prezidentinis patarėjas perspėjo, kad žmonės vagia tarsi rytojaus nebūtų, kada paklaustas dėl kyšio ir korupcijos. 59% amerikiečių nenori, kad kongresas pateiktų daugiau ginklų Kyjivui nuo 35% birželį. Pietryčių penktadalis Ukrainos, kur populiacija predominuojančiai yra rusiškai kalbantis, išlieka Rusijos kontroliai. Zelenskio atviras patarėjas, artimas patarėjas, pasakė, kad jisai yra nuplyšęs, jis yra paklydęs. Mes nebeturim opcijų. Mes nelaimim, bet pabandykit jūs jam tą pasakyti, kaip Hitleris. Kaip Hitleris buvo prieš galą karo, reiškia, pabandykit jūs jam pasakyti, kad jisai pralaimėjo. Ukrainos kareivių trūkumas yra žymiai grėsmingesnis negu jos ginklų deficitas ir amunicijos. Šauktiniai karininkai traukia, šaukimo karininkai traukia žmonės iš autobusų, traukinių ir siunčia juos į frontą neapmokytus. Mirties skaičius jau gerokai viršijo 100 000 kiekvienoje karo pusėje, priverčiant šaukti ir vyresnius, pakeliant vidutinį amžių ukrainiečių karių apytiksliai 43 metų. Eina savo, tai čia vos ne mano amžiaus. Vidutiniai kariai Ukrainoje, jaunimas jau visas paskirstas arba išvažiavęs. Korupcija išlieka plačiai paplitus, nežiūrint į Zelenskio keletos pareigūnų atleidimą gynybos ministerijoje. Zelenskis yra susirūpinęs, kad fokusas Ukrainos alijanso, Ukrainos šalininkų jungtinėse valstijose ir Europoje ir globalioje medijoje jau nukrypo į Izraelį, Palestiną ir Gazos juostą, Gazos ruožą. Taigi, kodėl Time žurnalas ir kita korporatyvinė medija pradeda mesti Zelenskį ir Ukrainą po autobusu? Viskas, mėlyjeji, ukrainiečiai buvo paaukoti be reikalo. Niekas naudos iš to nėra, žlugo viskas. Rusija nebus nugalėta ir bus tik tais išvalyta, kaip sakant, techniškai Ukraina. Didžiąją savo dalim. Ukrainos Zelenskis yra piktas, jaučiasi išduotas vakarų, o pagalbininkai sako, kad jis yra delusional, tai yra kliedintis, ir kad jo tikėjimas pavirto į mesijišką. Jis laiko save mesijum. Čia apie tą straipsnį, apie Times straipsnį dar. Jis laiko save mesijum. Jisai įsivaizduoja kažką. Jam jau galvoja negerai. Ten jam visiems aš turi negerai. Ir čia kiekvienam būtų tokioje situacijoje atsidūrus, aš neįsivaizduoju, kokius turi turėti nervų žmogus, kad per tai perėti. Aukščiausias Zelenskio patarėjas, vienas iš aukščiausių patarė, pasakė tiesą apie korupciją Ukrainoje, sakė, žmonės, reiškia, vagia tarsi nebūtų rytojaus. Kiekviena ta frazė išeskaluota, išnagrinėta, visi viską mato. Rusija tuo tarpu pradėjo tyrimą po to, kai buvo 2 kartus pašautas buvęs ukrainiečių politikas, dabar Rusijos politikas Kryme. Taigi Ukraina prakišinėjo karą ir dabar pradėjo, reiškia, užsakomąsias žmogžudystės vykdyti, kėsintis į politikus, jos kažkaip tai ten naikinti dar kažką. Matomai, nieko kito nebelieka. Na ir pabaigai šito segmento senatorius Maikas Lee ir Tomis Tabervilas tuoj pristatys naujo įstatymo projektą sustabdyti Jungtinių valstijų finansavimą jungtinėms tautoms. Mėlyjeji, Pasaulio sveikatos organizacijai šakės, jungtinėms tautoms šakės, visoms šitoms pasaulio ekonomikos forumui ateis laikas irgi bus šakės. Jie visi sėdi ant svetimų pinigų. Šitie pinigai nutrūksta, viskas baigta. Jungtinių valstijų senatas ruošiasi išleisti įstatymo projektą, kurį palaikys tikrai patriotai. O kai grįž Trumpas, visą tai gaus tik tais didelį pagreitį. Klausimas tik tai, kada jis grįž. Važiuojam toliau. Sekantys segmentai nebebus tokie siaubingai ilgi.